savaitės, kuo jinai ypatinga, ką galės senjorai geriau. Tai tarptautinė šventė yra senjorų diena ir jis užsisakingai net nesenai, Jungtinės tautos prisimena, bet ir tikslas yra, kad ne tik kažkur aukštai tai būtų tikslas ir diena, bet kad nusileisti kiek galima arčiau žmogaus ir kad realios naudos būtų ir ne tik paminėjimas kažkur kalendoriuje, bet ir realūs veiksmai ant žemės. Tai mūsų yra tikslas šiai dienai. Jungtinių tautų atstovė yra, kuri kalba apie tai, yra ministerijos atstovas, aš kuris kalba apie tai, bet mes kartu dirbame su savivalda, kad realiai būtų žmonėms galimybė atšvęsti šitą senjorų dieną. Tai yra savivaldybės organizuoja ir plaukimus baseinuose, ir kino seansus, ir žygius, ir įvairias kitas pramogas ir veiklas senjorams, tam, kad jie turėtų galimybę susiburti, būti bendruomenėje, bendrauti vieni su kitais ir džiaugtis gyvenimu. Nes tai yra mūsų tikslas ir noras, kad senjorai džiaugtųsi gyvenimu, kad per šitą savaitę mes juos prisimintume, įtrauktume ir kad tai būtų tradicija besiplečianti ir nuolatinė tradicija Lietuvoje. Kokie galbūt galite paplėtoti labiau, tarkim, per tą savaitę, ar kur galės išgirsti, pamatyti senjorai, kad tikrai ateiti, kaip jūs plėsit visą šitą renginį? Tai reikia kiekvienoje savivaldybėje žiūrėti, nes labai skirtingai, bet kaip pavyzdys daug savivaldybių organizuoja kino seansus, kai kurios savivaldybės, kur turi baseinus, organizuoja plaukimo užsiėmimus, haloterapijas, hidroterapijas. Tai kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingai, turime jų 45, kurios įsitraukė ir sakė, kad taip, mes šią savaitę tikrai pasiūlysime kažkokių pramogų, veiklų senjorams. Kitos savivaldybės tikime, kad jie irgi įsitrauks ir plėsis, nes tuo geruoju pavyzdžiu tikrai užsikrės. Tai plečiasi, žiūrėkite į savo bendruomenę, žiūrėkite, kas yra arčiausiai jų, tai raukite savo savivaldoje, kokias jūsų savivaldybė pramogas ir renginius šią savaitę organizuoja. Nes tikrai norime sugrąžinti ir senjorus į mūsų bendruomenės, kad jie jaustųsi reikalingi, nes jie tokie ir yra. O kodėl kitos neįsitraukia? Tai jų reikia paklausti, aš negaliu atsakyti, bet džiaugiamės, kad tikrai didžioji dalis savivaldybių ir įsitraukia ir tikime, kad ir likusios ateityje įsitrauks. Šiaip ar žiūrit, kokius, nežinau, ar apklausas darot, ar kaip kitaip galima tą užfiksuoti, kokia iš tikrųjų ta įtraukties, senjorų įtraukties padėtis Lietuvoje. Na vis dėlto dabar mes kalbam apie savaitę, o noris turbūt, kad tai vyktų dažniau. Noris dažniau, neturiu dabar konkrečių skaičių, bet tikrai matome ir norime, kad senjorai jaustų, kad jie yra reikalingi, kad jie yra svarbus mūsų visuomeniai ir čia priklauso nuo mūsų kiekvieno. Čia daugiau priklauso net ne nuo valdžios, o nuo kiekvieno mūsų ir nuo kiekvienos bendruomenės požiūrį. Tai yra už tai mūsų tema, kad įtraukios bendruomenės būtų ir kad įtrauktumėm senjorus. Ir aš pats pasižadu ir visus klausytojus raginu tikrai paskambinti savo aplinkos senjorams, seneliam, močiutėm ir prisiminti, padėkoti už tą rūpestį, už tą meilę, kurią suteikia mūsų tėvams, anūkams, proanūkiams kitą kartą, nes turime atsiminti žmonės, gerbti ir mylėti juos. O kokie tie sunkumai savivaldybėse, kurios neįtraukia senjorų, minėjote, kad galbūt nėra sąlygų, kurie gali sutikti kokios didžiausios problemos šiuo metu Lietuvoje? Tai mano nuomonė, kad visada turint motyvacijos randame ir sprendimų. Tai matyt, kad galbūt buvo prioritetai kiti, galbūt užsivertė darbuose ir nusprendė, kad ne šiemet, bet gal kitais metais padarys. Tai aš nenorėčiau komentuoti už kiekvieną savivaldybę, kuri neįsitraukia kodėl. Čia jau reikia eiti ir žiūrėti, kokios priežastys. Bet turint noro ir turint motyvacijos, tikrai galima atrasti, nes kitas iki net ne apie lėšas. Savivaldybės turi patalpų, gali pasiūlyti, turi žmonių, kur gali tikrai pakviesti, susiburti, paorganizuoti susibūrimą kavai, arbatai, pabendravimui, šokius, kitos savivaldybės organizavo. Tai tų veiklų tikrai yra, ką galima padaryti ir be didelių pinigų. Kalbant apie patį tą, kaip ir minėjau, ar ne kažkas, ką gali leisti savo senjorai, ar ne vis vien, ir tos pensijos, galim sakyti, nėra didelis, senjoras negali sau leisti visur nueiti. Šiaip, ar jūs matot iš verslų, iš muziejų, iš dar įvairiausių vietų, kurios galbūt teiktų papildomas nuolaidas, prisidėtų prie to ne tik tą savaitę, bet kiekvieną dieną? Kviečiame ir mes turime tą viziją ir man labai gražu vakaruose, kai matome, kad senjorai išeina vakare į miestą, atsisėda kavos išgerti, arbatos, pabendrauti. Tai mes irgi siekime, kad kiek galima artėtume prie to. Per šią kadenciją pensijos didėjo apie 60%, tai reiškia daugiau negu net atlyginimai. Tai progresas yra, bet tiesa, kad dar nesame tame lygyje, kur tikrai norėtume. Tai reikia tęsti tos darbus, kad senjorų pajamos kiltų, kad jie galėtų sau leisti pramogauti. Bet kaip minėjau, net ne visada. Ir net tyrimai rodo, labiausiai lemia pinigai, labiausiai lemia laimę žmonių santykių su žmogumi. Tai šito ir norime suteikti, šitą norime duoti mūsų senjorams, parodyti dėmesį jiems,
parodyti, kad jie svarbus, kad jie reikalingi, kad juos vertinti ir gerbiami. O ar jau matot, koks įsitraukimas, ar kažkaip žiūrėjot, kiek registruojasi, eina, va dabar į šią savaitę? Ne, skaičių konkrečių neturime dar, nes kiekvienoje savivaldybėje vėlgi atskirai ir čia daugiau ne apie statistiką, o apie jausmą, kad žmonės gerai jaustųsi ir kad matytų, kad jie yra svarbus ir reikalingi. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū.